Šiandieną pradedu savo kelionę po Tunisą, bandysiu nuvažiuoti iki vietos, kur buvo filmuotas filmas Star Wars. Va čia iš filmavimo aikštelės nuotraukos. Pamačiau kaimo šventę. Ir štai šitas statinys yra naudojamas vandeniu atvėsinti. Viskas čia taip kaip filme. Tas miestelis čia, kur ta scena buvo su lenktynėm. Sveiki, eterė laida Praeities žvalgas. Aš Arūnas Isukevičius sveikinuosi su jumis iš Italijos. Yra Italija tokia vieta, nuošali nuo visko, toli nuo visko, kalnuose. Yra pastatytas štai toksai viešbutis, kuris buvo pastatytas, teisingiau, tai buvo senas baras, itališkas, senovinis. Ir paskui tam dvare buvo padarytas viešbutis, kuris COVID metu tapo apleistas ir bankrutavo. Dabar likęs tik tai tuščias viešbutis. Baisiai įdomu būtų patekti į vidų pasižiūrėti, bet kameros matosi ir signalizacija, tik neaišku, ar jinai veikianti, nes aš labai bejoju, ar čia kažkas elektroje atvedėjo. Jo, perimetro davikliai yra mikrobangų. Žinai, per kur galima įeiti? Žiūrėk, ten va judesio davikliai yra per čia apsaugoję. Va šitą perimetrą. Bet ir tai jie nedengia. Žinok, čia nesąmonė padaryta. Bet kitoj pusė irgi yra, tai jie. Jo, bet jie turi vienas kitą matyti. Taip, kol kas matosi, kad yra kelios kameros, yra judesio davikliai, yra perimetriniai mikrobangų davikliai, bet jų sudėti belia kaip. Tik tai kaip butaforija, nes jie turi vienas kitą matyti. O jie, nesusijungia ten, tiesiog primėtyti ir viskas. Tai manau, kad viskas gerai, mes praeisim, bet dar noriu prieš tai va kitą namelį apžiūrėti. Gal tarnų namelis, nes čia parkas sodas su fontanais. Čia dar kažkoks šulinys. Ne, čia prūdas tiesiog. Baseinas padarytas. Bet va šitas namelis visai įdomus. Stogas, aišku, griuvęs. Tvora išlaužta. Ant šito tai nėra tikrai jokių daviklių. Nei kamerų, nei signalizacijų nėra nieko. Laikraščių tai senų primėtyta, perdengimas įlūžęs. Buvo nekokia. Boileris kalpia, vadinasi Braille. Plemano, bet kaip jie perdangas daro ne iš betonų, iš plytų. Man tai čia mistika yra kažkokia apskritai, kaip jie laikosi. Kalpia židinius įgriuvęs. Tai gražus, tokie įdomus. O, vietinį radau. Kaip gero viršui. Šiaip labai supuvę viskas, tai nesinorės ten niekur lipti. Tai yra įvairiai. Perėta, kur dar tą būtų. Ja, šitoks pastatas nelabai įdomus, viskas supuvę. Perdangos jau grūsius. Einam į tą didelį. Gerai, šitas tai čia nieko įdomu. Iš išorės gražus, bet labai jau visas suniokotas. Kur perimetras? Perimetras yra vidiniai kiemo pusėje, nes čia yra kamera užversta į viršų, o viduje iššokau, žiūriu, dar yra 2 kameros ir paskui žiūriu perimetro daviklis. Bet tai perimetrai neveikiantis. Ateik, žiūrėk. Žiūrėk, seniai, aš tau paaiškinsiu, perimetriniai mikrobangų davikliai, jie turi vienas kitą matyti. Tai šitie vidiniai, tai gal, tai reikėtų pažiūrėti jie. O šitie tikrai vienas kito nemato. Pasižiūrėk, tas šitą gal ir mato. Matai, va tie 2 susisiekė. O toliau nėra nieko. Čia yra butaforija. Kitas dalykas, tam yra užveršta į viršų. Jo, bet tenai pusėje, aš pažiūrėsiu, ar mato ar ne tą dalyką. Bet jeigu ta kamera, jeigu čia būtų objektas prižiūrimas, tai ta užveršta kamera būtų sutvarkyta. Žiūrėk, matai va, tas va turi, šitas mato tą ant sienos, o tas neturi kur. Ar gal turi? Ne, žolėm čia paugė. Bet to žiūrėk, kamera į dangų užversta. Tai jeigu kažkas užlipo ir užkėlė kamerą, tai... O čia įėjimas? Ai, ne. Tas viešbutis didžiulis. 365 numeriai jame buvo. O, tvora atlenkta. Nu kur tau čia? Jo, šitas išeina į perimetrą. Žiūrėk, va šitą. Nepasijungia. Bet ten yra 2 kameros. O kur tu matai kamerą? Čia dar 2. O, aš nematau. Stebi, ne vien tapėt tvoroje. Ai.
Žiūrėk, takelis čia išmintas, seniai. Nu tai jo. Ar einam ir nesukam kiaušų, ar? Aš tai žinau, sakau, kad einam ir nesukam, nes jeigu būtų prižiūrima tie mikrobangų davikliai, būtų nušienauti. Kad čia vyniuota, tai ne bairimu, tai čia vyniuota tie laidai. Nu. Daryta, bet aišku, vienas važiuoja koksai ryšinis atjungtas juodas. Jo. Kabo. Ir ten vienas daviklis raudonai dega. Žinau, kad nereikia. Kuris daviklis? Nu, tenais laukia. Nu, tas irgi perimetras su raudona lemputė. A, jisai aktyvus? Jo. Jo, bet jisai niekur ten žiūri. Žiūri niekur, bet taip, pro šitą buvo prabėgęs. Tai neaišku, ar jisai mato kitą daviklį. Ne, tai gale turi būti, ten va. Turi būti kitas daviklis, kampe priešingai. Nėra? Nu tai reiškia, jis nieko nemato, čia jie dėl ant bairio sudėti. Davai, lipam per tą daviklį, per grotas. Žiūrėk, Oskaras perlipa virš daviklio ir viskas. Tai palauk, ten dar vienas daviklis, matai, per kamerą. Daviklį aš matau, bet jie irgi kažkaip kameros mato. Neturi, į kurį žiūri. aš tik galvoju, per ten gal eina, kitoj pusėje. Aš tai mačiau tos pastolius, galvoju, per tais pastolius. Tai pastoliai ten. Žinau. Tai iš vienos pusės gal ateinam ir viskas. Dabar čia eit visą ratą pro visas kameras. Kur pastoliai? Tai gal čia įlysim į Rusiją. Nu tai einam į kitą pusę tada. Šitas tai tikrai mato, na, bet va šitas jisai yra nukreiptas, to aš pasakysiu į kur. Jisai va į čia nukreiptas, seni, tai čia jau turi būti dar vienas. Anektos tai čia nėra, ne, lempos pajungtos. Ne, tai anas lemputė šviečia, tai jisai nuo kažko šviečia. Aš irgi žiauriai noriu į vidų. Kažkokie dvaro statiniai po apačią. Televizoriai išmėsyti. O. Žiūrėk, katilinė čia. Ai, va čia turbūt įėjimas, žiūrėk, blokais užmėtyta viskas. Tos blokus galim pabandyti. Ne, seniai, vaikai, ko tu čia? Duris ir čia užstumė. 400 kg, ten jau geriau viršutės grotas kažkaip bandyti. Sprę. O, žiūrėk, vandens kažkokia talpykla. Čia tik boileriai. Einam žvalgybą. Iš kitos pusės pastatą peisiam, žiūrėsim. Kažkaip negali čia būti viskas. Taip jau uždaryti, labiau, kad nepanašu, kad veiktų. Bet kokia atveju Oskaras vieną sujudino mikrobangų tą daviklį. Tai pažiūrėsim, ar kas atvažiuos ar ne. Jeigu neatvažiuos, palaukiam čia gal pusvalanduką. Ir galim bandyti ieškoti įėjimo. Į bokštą. Labai subuvęs. Į viršų lipė? Skavasi tai tą. Ne, tai seniai liukas, tenais tas pats kiemas, kur... Gal jis perėmė šulinys. Čia šulinys tiesiog suvanėme. Viršų šulinys. Nu tai tu išlysi prie tų daviklių. Blemba, čia tvora tokia aukšta. Kažkas pasistatė pilį tokią, kad niekas neužpultų, neįveiktų. O kameros dar dvi. Tvoros viršuje. Ten dvi kameros ant to šviestuvo. Girdžiu, atvažiuoja kažkas su sirenom. Neaišku, ten policija ir greitoji. Ai, nieko, nučiapėjom į tą pačią vietą, kur buvom iš vienos pusės atėję. Ten pro langą matosi vidų labai gražus interjeras pastato. Jau dabar turėtumėt girdėti sirenas. Tai gali būt, kad pas mus atvažiuoja, tai tada neeisim. O jeigu ne pas mus, tada gal ir eisim kažkaip. Kur tu tuos pastolius matai? Ai, tie iš to galo. Aš paradinu. Nu tai ten į balkoną galima eiti per tos pastolius. Bet žiūrėk, dabar čia tas sulaukiam, kol atvažiuos arba nuvažiuos tie. Tai noriu pažiūrėti valgų. Nes jie čia likti kaip ir artėja link mūsų. Alpa išsijungė, tai dabar jie eis tą kilometrą. Aš čia žiūrėjau. Čia į katilinę. Šitjūs rado truputėlį informacijos apie šitą objektą. Ką radai? Bandau čia išsiskaityti. Tik žinau, kad arabai nusipirko nesenai 15 metais už 15 lemus 400 000. 15 metais? O iki 15 metų jinai buvo veikianti, ne? Ne, veikianti irgi 30 metų, man atrodo. Ai, 30 metų apleistas tas namas? Jo, nu, palauk. Bet yra nuotraukų. Aš nusifotkinau pastatą per Google tą.
Bet yra nuotraukų iš vidaus, tai kažkas... Ne. Teko, tikrai. Ne, viduj gali būti fotkinta, kai kažkas kažkam pardavinėja ar dar kažką tai. Ai, va, viduj yra, senai. Yra nuotraukų iš vidaus. Jo, bet čia visiškai arabų stilius. Eik, pasižiūrėk. To tai nutap. Per langą, per šitą langą, tu juokauji. Tokia plokštė. Lipi? Jo. Tai lipi? O škur tu, Oskarai, laikeisi? Hebra, žiūrėkit, čia kūmas su signalizacija. Ateik, nusitojau tą darykį. Šitą. Ne, pala, tik netrauk manęs. Ne, neim, taip. Aš palaikysiu tą. Jo, gerai. Neskubėk, čia žinok. Lančiutų paskui viršaus. Čia stiklų nėra. Gerai, palamiški. Atsigęs, eina. Eina savo kaip ryte. Aš viduj. Čia toks skausmas. Good stuff. Way out. O kur davikliai signalizacija? Aiva. Eina savo. Ten tai ledai, o čia. Kamera senė viduj. Jau užsišviečiau. Užsišviečiau ant kameros. Nu va. Ir kita kamera ten. Koridoriaus gale. Ir kita kamera čia koridoriaus gale. Viskas veikia. Jo. Visur kamerų pilna. Jaučiu, kad žinok, negal. Except that. Eina savo. Ten kamera padėta. Eina savo. Yra va kamera tenais to. Kamerą nori nufotkint. Blemba, čia toks nerealus grožis. Kablytė negaliu patikėti. Kaip mes čia įlindom, ta prasme čia yra visiškas kosmosas. Per atdarą langą. Bet visur kameros. Visur kameros. Net nežinau, kaip patekti į kitus aukštus. O čia salė kokia.
Aš nežinau, aš irgi ieškau laiptų. Čia pagrindinė salė. Viešbučio kambariai, tai spėju tenais viršui. Radai laiptus gal? Ar laiptus gal radai? Žiūrėk, man atrodo, numerį kambarį ten viršui. Aha. Ką? Baldų yra? Parodyk. O, geras. O, geras. Čia kamera. Pažiūrėk, filmuoja čia. Tai sakė, jau varo iš čia. Ne, jis sakė, išvaro. Ai, viskas varom iš čia. Per daviklį. Iš čia taip ir taip. Gerai, davai, varyk. Bėgam. Žiauriai gražus namas. Pafilmavai šarį vidų, ne? Gerai, tautiečiai. Šokdamas pamečiau kamerą ir sulaužiau mikrofoną, kai kamera krito iš antro aukšto. Tai dabar garsas bus toksai. Bet vis tiek, bet kokiu atveju. Laidą baigiu. Ačiū, kad žiūrėjote. Susimatysim kitose laidose. Ate. Sveikinuosi su jumis iš kalnų. Čia beveik yra Italijos-Austrijos siena. Už 5,5 km NATO radarų bazė. Problema tik tai tokia, kad iki tos NATO radarų bazės nebuvo padarytas kelias. Mes su kompanija planuojam lipti į kalno viršų, tenais nakvoti apleistoje karinėje bazėje, rytoj ryte ją apžiūrėti ir paskui paryčiais nusileisti žemyn.